Sekmadienis, gegužės 30 diena, 5 taurių ir vežimas. Paliks skaudžias patirtis praeityje. 5 taurių jums sako, kad jūs žvelgiate į išverstas taures, į tai, kas nepavyko, kas buvo prarasta ar dėl ko skaudėjo. Tačiau šiandieną verta žiūrėti į priekį. Gyvenimas davė jums daugiau nei atėmė. Leiskite savo išjausti liūdesį, bet neužstrikite jame. Gyvenimas tęsiasi toliau. Vežimas sako, kad gyvenimas nestoja, jis juda, net kai jo kelyje pasitaiko sunkumų ir išbandymų. Šiandieną visata kviečia jūs paimti vadeles į savo rankas ir ryžtingai judėti ateities link. Emocinis skausmas neturėtų jūsų stabdyti ilgam. Jūs esate stipresni, nei manote. Dienos energija. Sekmadienis atneša liūdnų emocijų gydymo ir ryžto judėti derinį. Tai diena, kai galite ir paleisti tai, kas skauda, ir kartu surinkti jėgas judėjimui pirmyn. Leiskite savo užverti duris, palikdami už jų liūdnas emocijas. Laikas gydo, bet judėjimas į priekį taip pat. Raktinis žodis šiai dienai - ryžtingas judėjimas. Šiandien visata kviečia jūs paleisti tai, kas skauda, ir su visu savo vidiniu ryžtu žengti į naują savaitę. 5 taurių ir vežimas šiandien - tai kvietimas palikti, kas skauda, suimti gyvenimo vadeles į savo rankas ir ryžtingai judėti į priekį.